Praėjote gal 200 metrų kairiau. O dabar dar kartą galite. Antros tonos įmo gėlės lengvesnis. Va, štai šitas AN2 senukas, o įlydėcas nukia. Ačiū vyrai, jeigu nori dar kartą praeikite, jeigu ne, Panevėžyje išgersime kavos. Statavos. Pirmiausia, ta pažanga, lyginant su 89 metais, kuri dabar yra, tai vienas dalykas yra tas pasiryžimas, kad niekur neprapuola atmintis ir mes galim pakartoti Baltijos kelią ir po 20, ir gali būti ir po 30 padarysime tą paminėjimą. Bet štai kas, pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad jūs aplankėte Panevėžį. Tiesą sakant, Panevėžys ir stovi ant Baltijos kelio. Ir jeigu reikia, tai pro Panevėžį vesime net ir Rail Baltica, o ne pro Šiaulius. Taip kad jūs mumis galite pasitikėti. Dabar tuo metu, 89 metais, tas gabalas kelio nuo Ukmergės iki Panevėžio dar nebuvo išasfaltuotas. Atsimenu, likus 2 dienom iki Baltijos kelio, Romualdas Ozolas važiavo inspektuoti iki pat Latvijos sienos. Važiuojant su juo ir jisai sako, nu ką, šito jau gabalo, ten pus 30 km, šito gabalo tai jau nepabaigsim. Ir ką jūs manot, per 2 dienas, tiksliau dieną ir 2 naktis, Panevėžio kelininkai išasfaltavo gabalą, daugiau kaip 20 km ir sujungė Vilnių su Ryga ir Talinu per jau asfaltuotą kelią. Tai tas tada toksai, niekas ten neliepė, niekas ten planų nekeitė, tiesiog žmonės norėjo parodyti, kad štai mes galim tą padaryti. Panevėžiečiai nuo Baltijos kelyje turėjo aktyvią poziciją. Nuo čia iki pat Saločių koordinavimas visas buvo vadinkim pavestas Panevėžiečiui. Iš tų mūsų koordinatorių. Dar kas tai svarbiausia, kad kai jau mes žinojame, kur būti, kur stoti, kur daryti ir išėjome jau ruoštis į Baltijos kelią žengti, paaiškėjo, kad eina pro mūsų automobiliai, sukelia su, vadinkim, mūsiškiais, vilniečiais ir nuo Skuodo, ir nuo Telšių, ir nuo Mažeikių, žodžiu, ir nuo Tauragės. Ir nebėra vietos, kur stoti. Mes sustojom Panevėžy, sustojom iš pradžių Nevėlėm grandį. Paskui kai kuriuose vietose neužteko, tai trečia yra grandį. Žodžiu, mintis tokia, kad jau užteks Baltijos kelių žmonių, tokios minties nebuvo. Ir svarbiausia, kad mūsiškiai buvo specialiai metę keletą iš rajonų, man atrodo, iš Telšių ar iš Mažeikių rajonų metę automobilius su sąjūdiečiais, tam, kad galbūt latviams ir estams pritrūks žmonių, kad galėtume bendrą tą juostą nutiesti iki pat Tombę. Tačiau Latviai ir Estai dėlelėjo tiktai savosius priimti, ten, kur rankų neužteko, tai jie skėčius perdavė vienas kitam ir, reiškia,
tarp mūsų dviejų dar du skėčiai ir tokiu būdu išlygino tą Baltijos kelio juostą. Tai žinoma, visa ta mūsų euforija, nors jin truko neilgai, tačiau tokia pakylėta, man atrodo, kad tie, kurie mūsų dalyvavo, tai ir šiandien gali pasakyti, kaip ten mes buvom. Bet man svarbu ne tas, aš noriu pasakyti visai ką kitą. Pasaulis, kai jam buvo pateikta toji grandinė, toji spalvinga žmonių juosta su visais, vadinkim, įžengimais į kelią ir tą, vadinkim, žalią juostą, pasaulis praregėjo. Jiems tada Molotovo-Ribentropo paktas netaip svarbu buvo. Jiems svarbu buvo, kad tai nuo Tompea, nuo Talino iki Vilniaus 600 kilometrų praktiškai pratęsė gyvų žmonių grandinę, kurios reikalavimas paprastas – duokite mums laisvę. Ir jau po kurio laiko ne vienas politologas, ne vienas istorikas, komentuodamas mūsų visų sąjūdžių panašumus ir skirtumus, pažymėjo vieną dalyką. Pirmiausia, noriu pacituoti Diną Šarpą, politologą. Jis pasakė, nuo Mahatmos Gandžio laikų nebuvo kito tokio nesmurtinio pasipriešinimo akivaizdaus akto, kaip, vadinkim, baltijiečių suorganizuotas Baltijos kelias, ta, vadinkim, demonstracija parodanti pasauliui siekį. Aš galvoju, kad Dinas Šarpas, tai jis yra išleidęs knygą, bet ta knyga išleista yra latvių kalba, mūsų dar nėra. Tai Dinas Šarpas aplamai minėjo visus mūsų, vadinkim, paklydimus ir siekius, tačiau niekaip negalėjo nuneigti, kad pasaulis pabudo iš to miego būtent po Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimo Baltijos kelyje. Aš labai džiaugiuosi, kad jūsų čia tiek daug yra, nors esu partiškai pririštas prie mano motininės Krikščionių demokratų partijos, tačiau visą širdim remiu ir tautininkus, visą širdim remiu ir kitus visuomenininkus, nes viską, ką padarysim Lietuvai, tai padarysim savo. Labą dieną, mėly panevėžiškiai. Kas, o jūs, tai jau tikrai žinote, kas yra aviacija. Va dar pažiūrėkite, eina pirmas žvalgybininkas, paskui jį eina tas pats Antonas, Andu, Kukurūznikas. Vienas iš jų kaip tik mėtė tada gėlytas, vežiojo. Va, matote, o čia jūsų Kensgailas skrenda. Paplokite savo kraštiečiui. Na kaip, gražuolis Kensgaila, lėktuvas jo, kuris saugo, kad senų kantono niekas nenumuštų. Ir ko gero nebūtinai mums reikia NATO. Patys galime atlikti oro policijos funkcijas ir skraidyti, ar ne? Žiūrėkite. Dar ne viskas, dar pažiūrėkite. Dar vienas išdykėlis eina. Pakalbėkime anie, kurie rizikavo visų savo profesiją. Aš tai matote. Atsako, kad mes neturime vietų. Ir tada 30 milijonų, kad pakviestų iš kitų. Visi Lakūnai ir Panevėžio ir Lietuvos aeroklubo lenkia galvą. Visiems tuometinio sąjūdžio dalyviam jie supranta, kad sąjūdis, tai yra tautos aktyviosios dalies, dvasingiausios dalies, aktyvūs veiksmai įgyvendinant
būtent tautos valią, tautos norus. Taigi ačiū už dėmesį, gerų malonių akimirkų vėliau. Dėkoju. Kokią įsimintiną dieną siūlau Rūbų. Plokime kitiems tautininkams, kurie prisimena mūsų didžiosios Lietuvos istoriją. Ačiū. Viso geriausio. Lygiai su tokiu pat dviem ant dviem buvo atlikta visa aviacinė palyda. O ir gėlytės kiek liko. Atrodo pataikė. Tai va, jie drąsūs vyrai ir tada buvo, ir dabar liko. Tiek tarpukario metais, tiek anos okupacijos metais. Mes buvom aviacinė respublika. Ačiū Jums, kad Jūs esate. Ačiū, kad... O, tai ne. Tie, kurie negalėdami kartu, visi buvo kartu, jautėmės vieningi ir stiprus, galintys įveikti bet ką. Tuo metu mums nebaisi buvo jokios jėgos. Deja, po truputį mes praradom tą bendrumo jausmą. Praradom todėl, kad mums nuolat buvo įdėginėjama, kad kiekvieno piliečio balsas netoks svarbus, nepriklausomybė mes gavom, tiesiog jau ne tiek nepriklausomybė, kiek laisvę gavom, galim važiuoti kur norim. Labą dieną, gerbiamieji. Susirinkom po 23 metų ten, kur prieš 23 metus buvo tikrai labai didelė ir įspūdinga misija, kurią mes atlikom pirmiausia patys savo, kurios metu mes suvokėm, mes esame jėga ir mes galime būti šeimininkai šitos žemės. Mes čia kalbėjom, kad tarpimas latvių kalba, o kas gyvers? O kur Alvydas Butkus? Bus gerai, ja? O tie namai Latvijos pusėje? Latvijos pusėje nėra. Linia Союза фронтов Павшарни. А, может быть, по-русски понимаешь? Так это уже латвийские? Эти дома уже Латвии. Старый Ромал должен возьмить. Все, брат. Лето восьмилетия символ. Supratau. Tai noriu visus pasveikinti dar kartą. Ir Baltijos kelias tai iš tikrųjų yra mūsų gyvastis. Paskutinioji, kurią mes išgyvenom, visos trys tautos sustojo susitikę rankomis. Ir pasakėme, mes toliau tvarkysimės šitoje žemėje patys.
Baltijos ceļš ir mūsu dzīvība. Mēs stāvējam rokā, teicam pierādīt, ka būsim paši saimīgi par savu zemi un to kārtosim mēs paši. Ir rezultatas Baltijos kelio buvo labai aiškus ir akivaizdus. Kovo 11 Vilniuje, gegužės 4 Rygoje ir rugpjūčio 20 Taline. Un Baltijos ceļa rezultāts bija skaidrs. Tas bija 11. marts Lietuvā, 4. maijs Latvijā un 20. augusts Igaunijā.